ir šiame video aš jumis supažindinsiu su informacija, kaip naudotis perskas.com platformą tam, kad pasiektumėte savo tikslus žymiai greičiau ir efektyviau. Taigi, čia pamatysite pateiktą lentelę, kurioje bus nurodyta, kiek kalorijų turite suvalgyti per dieną, kad pasiektumėte savo išsikeltus tikslus. Šiandien aš jau suvalgiau apie 1500 kalorijų ir man liko suvalgyti dar apie 650 kalorijų. Iš šitos lentelės matau, kiek per dieną turiu suvalgyti angliavandenių, baltymų, riebalų ir suvalgius kiekvieną valgį šie lentelės duomenys pasipildo. Taigi viename valgyje bus daugiau angliavandenių, kitame baltymų, riebalų, tam, kad iš viso dienos raciono gautumėte pakankamai maistinių medžiagų, sėkmingai sulieknėtumėte ar pasiektumėte savo sveikatinimo tikslus. Tada aš matau savo dienos planą. Matau pirmadienio meniu, tai čia yra pateiktas pirmadienio meniu. Jeigu paspaudžiu rodiklėlę, aš galiu pamatyti, ką turėsiu suvalgyti antradienį. Ir taip toliau, tai vėliau ten bus trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, tam, kad visada žinotumėte, ką turėsite suvalgyti ir tam, kad galėtume įsigyti reikiamų produktų maisto gamybai. Taigi, pereikime prie pusryčių. Tai šiandienos mano planas yra sudarytas iš pusryčių, užkandžio, pietų, užkandžio ir vakarienės. Tai pagal save jūs irgi pasirinkote lentelėje, kiek jūs valgių ir užkandžių norite suvalgyti per dieną, tam, kad jums mitybos planavimas būtų lengvesnis. Ir jeigu jūs paspausite ant pusryčių, jums tada iš karto išmes nurodymus, kiek ingredientų turite įdėti, kad pasigamintumėte būtent varškėtukus su medumi ir tada kaip jūs turite gaminti tam, kad visas gamybos procesas būtų lengvesnis ir tada galite įvertinti šį receptą tam, kad kiti žmonės žinotų, ar jis irgi skanus ir ar lengvas, kaip norėtumėte jį pakoreguoti. Tada mes visą laiką galima spausti rodiklėlę grįžti ir jūs sugrįžite į vėlgi esamą meniu, bet tokiu atveju, jeigu jūs nesuvalgėte pusryčius, galite spausti nevalgiau ir tada pasirinkti pagal nurodytus nurodymus, ką jūs suvalgėt būtent dėl tų pusryčių, tam, kad jūs galėtumėte lengviau susiplanuoti savo mitybą ir dienos pabaigoje žinoti, ar surinkite pakankamai maistinių medžiagų, ar neviršite savo dienos kalorijų normos tam, kad galėtumėte ilgalaikėje perspektyvoje numesti svorį arba sužinoti, kodėl jis nekrenta, nes galbūt paprasčiausiai suvalgote per daug kalorijų ir negaunate pakankamai baltymų, todėl nesijaučiate sotus ar gaunate per daug kalorijų. Tai taip. Tačiau galbūt jums vienas iš patiekalų nepatiks. Ką daryti tokiu atveju? Tokiu atveju mes sukūrėme keisti patiekalus sistemą, mes spaudžiame ant nuorodos ir mes matome, kad pasirodo mitybos planuotojas. Tada žiūrite, kokius valgių nenorite valgyti ir tą valgį galite keisti kitų valgių. Tai pavyzdžiui, aš pietums nenoriu valgyti naminio kebabo. Tada aš spaudžiu rodiklėlę, man išmes patiekalų pasirinkimą, į ką aš noriu pakeisti savo patiekalą. Tai ir aš tada spaudžiu, gerai, aš čia kokį įsirinksiu patiekalą. Matau, gerai, jautienos salotos su pomidorų padažu. Aš spaudžiu ant salotų ir mitybos planuotojas man pakeičia mano valgius. Ir taip jūs galite padaryti su kiekvienu valgiu, matydami savo mitybos istoriją. Jeigu čia paspausite daugiau, tai išmes trečiadienio meniu ir į priekį taip galite planuoti savo mitybą tam, kad pasiektumėte savo įsikeltus tikslus. Tada aš galiu eiti pirkinių sąrašą, kai aš jau susiplanuoju, ką aš norėsiu valgyti kitomis dienomis. Ir pirkinių sąrašas jums parodys, kokius ingredientus turite nusipirkti parduotuvę. Tai aš, pavyzdžiui, galiu įsižymėti kelioms dienoms į priekį, noriu įsigyti ingredientų maisto gamybai ir aš tai padarau. Tai aš dažniausiai ingredientus pirkuosi 3 dienoms į priekį, tai pažymiu 3 dienas ir man tada sumeta ingredientų sąrašą, ką turėsiu nusipirkti 3 dienoms į priekį. Jeigu aš namuose turiu kažkokių ingredientų, tai aš galiu užsižymėti varneles, tam, kad man šių produktų nebereikėtų pirkti parduotuvėje. O jau paskui nuėjusi parduotuvę, kai pasiemu kokios nors jau liesos jautienos faršo, aš tada vėlgi galiu užsidėti varnelį ir žinoti, kad aš jau pasiemu šito produkto. Tada spaudžiu saugoti ir man išsaugo būtent tas varneles, kurias pasirinkau tam, kad nepridaryčiau savo, kad parduotuvėje neprisipirkčiau produktų, kokių nereikia.
tada vėl galiu spausti grįžti. Tada yra, čia matome prisijungti prie Facebook bendraminčių grupės, tai aš tikiuosi, kad jūs esate prie jos prisijungę. Jeigu paspausite ant šios nuorodos, jūs tada iš karto numes į Facebook grupę, kurioje renkasi visi bendraminčiai. Toliau reikia jums papasakoti apie tai, kad čia yra info skiltelė, jeigu paspausite ant info, tai pamatysite, kaip vėlgi galite naudotis platformą, tada gausite papildomai priminimų, kiek vandens suvartoti, koks valgymo laikas turi būti ir kaip matuoti apimtis tam, kad jūs efektyviai galėtumėte siekti savo rezultatus. Tada matome yra pasiekimų lentelė, tai kiekvieną dieną galite pasinaudoti šią funkciją ir siekti savo svorį, kaip jis keičiasi. Tai aš tarkime ten pradžioje buvau užžymėjęs, kad ten svėriau apie 70 kg, dabartinis mano svoris yra apie 80 ir tada puikiai galite matyti, kaip progresuojate. Jeigu svoris auga, nemažėja, tai galbūt turite sumažinti kalorijų kiekį tam, kad svoris vėl pradėtų kristi arba nevalgyti tiek daug cheat mealų. Tada jeigu aš nueisiu į nustatymus, čia yra mano paskyra, aš čia galiu koreguoti savo esamus duomenis, jūs taip pat tai galite padaryti. Tada yra fizinis aktyvumas, tai jeigu jūsų fizinis aktyvumas sumažės, tai galite pasirinkti vėlgi sumažėjusią fizinį aktyvumą ir tada jums programa iš naujo sudėlios naują mitybos planą pagal pasikeitusius duomenis, kas liečia mitybos tikslus, tai galbūt kai pasieksite savo tikslą arba norėsite sulėtinti svorio kritimą, vėlgi galite pasirinkti vieną iš opcijų arba tiesiog pasirinkti išlaikyti svorį ir tada vėlgi mūsų programa adaptuos jūsų mitybos planą pagal jūsų naują tikslą. Ir tada yra mitybos planas, tai čia galite koreguoti suvartojamų kalorijų, kiekį čia padidinti, čia sumažinti ir pasirinkti, kiek norite suvalgyti daugiau ar mažiau užkandžių. Ir tada, kai jau padarote pasirinkimą, išsaugote ir tada atsinaujina jūsų visas esamas planas. Tai tada jums teks palaukti kažkurį laiką, kol atsinaujins tas būtent planas, nes turime iš naujo pagal jūsų tikslus sugeneruoti planą. Tada jeigu pamirštate savo slaptažodį arba norite susidaryti naują slaptažodį, tai va galite tai padaryti būtent šioje. Tada atsijungti arba sunaikinti savo paskyrą, kad prie jos niekas negalėtų prisijungti. Tai va toks trumpas pasakojimas, kaip galite pasinaudoti šią programą ir susiplanuoti savo mitybą. Ir ką, matau, kad man pakeitė mano planą pagal naujus duomenis ir vėlgi matau, kad atsinaujino receptai ir matau, kad per dieną valgiausi tik 3 valgius. Tai viską galite padaryti, kaip ir parodžiau. Tai džiugu, kad išklausėte šitą video iki galo. Tikiuosi, kad dabar bus lengviau naudotis platformą. Jeigu pamatote, kad platforma yra kažkokių nenutikimų, tai drąsiai galite mums parašyti į mūsų paštą infopersikas@gmail.com arba parašyti asmeninę žinutę vienam iš grupės įkūrėjų, tai Mantui Liekiui, ar parašyti Persikas puslapį ir mes atsižvelgsime į jūsų duotus patarimus, kaip reikia pagerinti platformą, nes šios platformos tikslas tapti viena iš geriausių mitybos planavimo platformų Lietuvoje. Projektas yra koncentruotas į klientus, tai stengsimės padaryti taip, kad jūs būtumėte laimingi